Šiandien vėl išpakuosime 4 mergaitiškus pakelius su siurprizu. Littlest Pet Shop, Philly, My Little Pony ir Lalaloopsy. Jei nematėte pirmosios dalies, ją galite peržiūrėti paspaudant ekrane judančio vaizdelio. O dabar pradedam. Littlest Pet Shop. Viduje žiogelis. Oi, tikriausiai pats mieliausias LPS, kokį turiu. Ir koks bandelis. Ui! Ui! Antrasis pakelis – Philly elfai. Ant nugarėlės parodytos visos figūrėlės šioje kolekcijoje. Skrajutė. Kairėje pavaizduotas arklių šeimos medis, o dešinėje visas elfų miestelis. Arkliuko kortelė. Šio arkliuko vardas Xander. Jis elfų princas. Xanderis Olivijos brolis dvynys. Jie abu yra elfų šalies sosto paveldėtojai. Jis turi 600 grožio, 500 greičio ir 700 intelekto taškų. Xanderis gyvena magiškame namelyje medyje. Ir pats arkliukas. Jis pasipuošęs auksinę karūną ir apyrankę, o jo uodegą puošia lapai, kaip ir Florian praeitoje serijoje. Trečiasis pakelis My Little Pony. Ant pakelio parašyta, kad viso egzistuoja 24 skirtingi poniai. Ponio kortelė. Jo vardas Snipsy Snap arba žirklės. Mėgstamiausias jo užsiėmimas – žaisti su savo draugu Snailsquirm arba dar kitaip sraige. Ir pats ponis. Oi, koks mielas! O kokie pusti žandai! Ir aišku, kaip betonas blizgučių. Paskutinis pakelis – Lalaloopsy. Skrajutė. Kitoje pusėje galima klijuoti rastas lėlytes atitinkančius lipdukus. Lipdukas. Ir lėlytė. Moksliukė. Jai matyt labai patinka matematika. Bet labai šauniai atrodo, man patinka. Štai ir viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Apačioje parašykite, kuris iš pakelių jums patiko labiausiai. Be to nepamirškite laikinti, užsiprenumeruoti šio kanalo ir sekti mus Facebook'e. Pasimatysim kitoje serijoje. Čia galite matyti kitus vaikų kanalo vaizdelius.